Vėlgi, kalbėjom iki šiol apie patologiją, šiek tiek apie chirurginį gydymą ir dabar pristatysim pranešimą iš reabilitacinės pusės. Kągi reabilitologai šitame petyje veikia, ką jie daro ir ką mes jiem galim padėti. Prašom, daktarė. Labą dieną. Man užduotas klausimas buvo iš tikrųjų, tai ką tie reabilitologai gali nuveikti su tuo peties sąnariu. Tai aš į tą klausimą bandysiu šiek tiek ir atsakyti. Pirmiausia, mano pastebėjimas dalyvaujant šioje konferencijoje yra, kad iš tikrųjų mes labai detaliai žiūrim į struktūras, kurias mes matom, kurias mes galim pamatyti. Man kaip reabilitologai klausimas kyla iš tikrųjų gerai, jūs pamatėt pažeidimą, jis ten yra, o kodėl jis ten yra ir kodėl jis yra būtent ten, kur jis yra, o ne kažkur kitur. Ir iš tikrųjų tada reikia pradėti galvoti vis tik tai, ką ta struktūra veikia ir kokiu būdu būtent tas pažeidimas atsirado ir ką mes su juo galim padaryti, galbūt kažkaip šiek tiek iš sisteminės pusės. Tai kai mane mokino būti reabilitologė, tai pirmas dalykas, aišku, buvo, ką išmokino, tai kad reikia žinoti biomechaniką. Ne? Ir būtent peties sąnarys yra iš tikrųjų kompleksas, tai nėra viena kažkokia struktūra ir lyginant, pavyzdžiui, su labai gerai žinomu kelio sąnariu, ne, tai yra labai kompleksiška ir labai darni struktūra, kuri reikalauja daug struktūrų bendro darbo tam, kad įvyktų tai, ką mes norim, kad įvyktų. Ir paanalizuokim vieną konkretų, pavyzdžiui, judesį, kuris yra labai dažnas ir tikrai visiems žinomas, atitraukti ranką per peties sąnarį. Tai iš tikrųjų vyksta tuo metu labai daug veiksmų ir per raktikaulio abu sąnarius, ir mentis turi pajudėti, ir žastikaulis turi pajudėti, ir visi jie turi pajudėti tinkamu laiku ir tinkamai tą atlikti. Be abejo, visą tą mechanizmą valdo raumenis. Mes kaip reabilitologai labai mėgstam palpuoti tos raumenis ir žiūrėti, kuris įsitempęs, kuris funkcionuoja, kuris nefunkcionuoja ir ar jie tinkamai atlieka savo funkciją. Ir tada visą laiką gale apžiūros pacientų iškyla klausimus. Tai vis tik, kas buvo pradžioj, ar ten pakito sąnary kažkas, ar tai vis tik yra jau kažkaip su raumenim ir su tom funkciniam struktūrom susijusi kažkokia tai problema. Dažniausiai žmonės ateina jau problemai įsibėgėjus, tai tą nustatyti pradžią ganėtinai sunku, tai mes pradedam kompleksinį gydymą ir tokiu būdu stengiamės, kad pacientui besikeičiant ir stebint jo būklę, iš tikrųjų išryškės, kokia buvo pagrindinė problema. Be abejo, mes visą laiką klausiam paciento, kas jam yra negerai ir tipiškai mūsų pacientas ateina ir pasako, pavyzdžiui, mano kabinete, sako, nepakeliu rankos. Ir mes tada kaip reabilitologai žiūrim, tai kodėl jis tos rankos nepakelia. Problema gali būti tiesiog, kad jis nemoka tos rankos pakelti, kuri sukėlė šitą problemą. Jo ir skausmą, ir funkcijos sutrikimą. Problema gali būti ta, kad būtent yra arka sudaryta iš petinės ir snapinės ataugų, į kurią gali judesio metu atsitrenkti būtent žastikulio didysis gumburas ir tai gaunasi kaip ir toks kaip fiziologinis ankštumas. Ir mes tada tam pacientui galim parekomenduoti, pavyzdžiui, sakykime, ne taip ranką kelti, bet tiesiog taip. Problema išsisprendžia, pakyla aukščiau tą ranką. Arba fiziologiškai kelti menties padėtyje šitaip. Problema išspręsta. Jos priežastis iš tikrųjų panaikinta, jeigu žmogus sutinka persimokinti tą judesį į fiziologiškesnį. Kodėl tas ir kaip tas gyvenime matomas, tai sakykime, tas paciento kėlimas gali būti dažytojo. Jisai kiekvieną dieną šitaip dirba su ta ranka ir kiekvieną dieną būtent tas nepageidaujamas struktūrų susidūrimas įvyksta ir tokiu būdu sukelia mums ligą. Kažką reikia daryti. Kitas klausimas, kuris man dažnai iškyla galvojant apie petį, yra, kaip peties problema vis tik susijusi su laikysena. Galim padaryti paprastą iš tikrųjų eksperimentą.
Patys pabandykit. Tai aš manau, kad laikysena vis tik įtakoja mūsų peties sąnario funkciją ir tai iš tikrųjų nėra labai naujienos, jau tas yra žinoma, bet galbūt šiek tiek per mažai kreipiama dėmesio ir norėtųsi, kad mūsų tas požiūris šiek tiek matytų visumą, ne vien tik tai problemą, kuri atsirado viename kažkokiame taške. Mūsų gairės, kurias mums duoda UEMSO organizacija, tai teigia, kad peties sąnarys viena pagrindinė neįgalumo priežasčių ir viena iš 3 pagrindinių priežasčių, dėl kurių žmonės praranda savo darbingumą ir gebėjimą apsitarnauti save. Ką reabilitologai su tuo galėtų padaryti, tai iš principo pagrindiniai uždaviniai, tikslai, kuriuos mes sau keliam, yra surašyti šie 4. Tai yra skausmo ir uždegimo mažinimas. Mes tam turim savo priemonės, kurias taikome. Taip pasakojam apie tai, kad gali būti taikomas laikinai tausojantis režimas dažniausiai, kasdienos veiklos įpročių keitimas, kaip mano minėto atveju, sakykime. Peroraliniai medikamentai taip pat gali būti taikomi. Fizikinius veiksnius Lietuvoje be abejo mes labai mėgstam. Judesių amplitudės išlaikymas ir atstatymas čia daugiausiai susijęs su mankšta, taip pat gali būti tam tikri mobilizacijos elementai, tačiau visą tai, kaip suprantat, turi atlikti ne specialistas, o jau pacientas, ypač jeigu tai kalbama apie mankštą, pacientui tai būna nelabai džiugi naujiena dėja. Raumenų stiprinimas vėlgi yra susijęs su mankšta, mes čia galime jau šiek tiek padėti pacientui įjungti raumenų stimuliaciją ir paskatinti raumens stiprėjimą, tačiau vėl naujiena pacientui, jam reikės įdėti pastangų, kad pasveiktų. Funkcijos atkūrimas tai toks kompleksinis, galbūt tolimasis tikslas visos reabilitacijos būna, kad žmogų grąžinti į tą socialinį ir darbinį gyvenimą, sakykime, kuriame jis ir buvo pritaikius visą kompleksinį gydymą. Mokslų įrodymais pagrįstos reabilitacijos priemonės iš principo yra surašytos štai čia. Medikamentai, kuriuos mes visi žinom ir mokam paskirti, fizikiniai veiksniai, kurie man labai patinka. Šitame sąraše iš principo aš pasigendu tik tai vieno fizikinio veiksnio, tai yra magnetoterapijos, kurią mes mėgstam paskirti, kai yra skysčio sąnaryje, sakykime, ar kai yra uždegimas. Yra tyrimų rodančių efektyvumą šitos procedūros, taip pat atsiradus didelio galingumo magnetams fizioterapijoje, taip pat atsiranda naujų tyrimų ir netgi raumens stimulacijos galimybė su magnetiniais laukais, tačiau Lietuvoje mes to dar kaip ir neturim, tai į sąrašą kaip ir nepateko. Pratimai be abejo mankšta vienareikšmiškai. Ir jeigu jūs būtumėt mano pacientas kabinete ir aš pasakyčiau, dabar jūs turit mankštintis ir prašom jums 2 rūšių fizioterapijos procedūros, kaip manot, koja pirmiausia pasigestų? Taip. O kur ta vienintelė procedūra, kuri iš tikrųjų labai padeda? Nesiginčiam su placebo efektu niekada. Bet tyrimai teigia, kad ne visai tie mūsų pacientai teisūs. Iš tikrųjų, masažas, lyginant su pratimais, tikrai neišgelbės padėties ir jeigu paskirsim pratimus ir masažą, geresnio efekto negausim, negu vien tik paskyrę pratimus. Atsiprašau už šitą naujieną, bet taip yra. Lygiai taip pat yra daryta sisteminės apžvalgos ir lygiai taip pat masažas, lyginant su kitais gydymo metodais, jisai nėra efektyvesnis. Gal džiuginanti naujiena būtų ta, kad lietuviai masažistai iš tikrųjų labai išsilavinę žmonės ir jie masažo metu atlieka ne tik tą klasikinį masažą, kuris laikomas toms medicininis, bet atlieka ir manipuliacijas, trigerinių taškų, ten visokius maigymus. Tai galbūt lietuviškas masažas yra šiek tiek efektyvesnis lyginant su toj Europai, sakykime. Nesteroidiniai vaistai nuo uždegimo.
nesaldainiukai jie yra. Ir iš principo mes juos paskiriam, pacientai išgeria, bet jie tikrai labai dažnai piknaudžiauja tais vaistais ir geria taip, kaip jiems atrodo, kad reikia. Tačiau iš medicininės pusės žiūrint, įsijungus PubMedą tikrai nėra sudėtinga surasti straipsnių, kurie kalba vis apie tą patį iš skirtingų pusių įtakoja sausgyslių gijimą. Jį slopina, mažina sausgyslės kokybę, mažina jos jėgą ir gijimas lėtėja, jeigu skiriami vaistai nuo uždegimo nesteroidiniai. Reikia skirti juos tik tada, kada reikia ir gerai būtų jais nepiknaudžiauti. Pratimai. Tipinė paciento reakcija. Ir atsakymas, ašgi mankštinuosi, daktare. Ir dabar aš po šitų visų savo mankštų dar ateisiu pas jūs mankštintis. Nu šito tai nebus. Ir tada jau mums tenka kažkaip suktis ir bandyti jiems įrodyti, kad tai vis tik yra esminis sprendimas jų problemos ir kažkaip jiems tą žinutę perduot. Labai norėtųsi, kad mes tą specialistai visi kolektyviai perduotumėm, gal tada jie šiek tiek patikliau į tą procedūrą žiūrėtų. Ir iš tikrųjų galima gan tokių įdomių tyrimų rasti, kai kurie senesni, kai kurie naujesni, bet vidurinis, jeigu atkreiptume dėmesį, tai čia labai įdomiai artroskopija su mankšta lygino ir, žinokit, labai didelių šiuo atveju skirtumų nerado, bent jau tas tyrimas. Dėl detalesnės informacijos tyrimo nuoroda pateikta. Mankštų pavyzdžiai, sakykime, labai nenorėčiau į tai gilintis iš tikrųjų, nes tai yra kineziterapeutų kaip ir duona. Tiesiog, pavyzdžiui, jeigu yra petinio raktikaulio sąnario pažeidimas, be abejo, veiklos įpročius reikia keisti. Čia, kur mato tokį drastišką pažeidimą kampe, tai pas reabilitologus, iš principo tokia neateina, arba jau turi būti išgydyti kitų specialistų. Pamačius kažkokį tokį pažeidimą, pirmas dalykas, ką rekomenduojam, tai vengti horizontalaus pritraukimo, principe šitas judesys, ir maksimalaus atitraukimo. Tai mes taip labai jau nedetalizuojam, kiek ten galima atitraukti, nekelti virš galvos ir viskas. Ir aišku, pratimų judesiai, amplitudiai ir jėgai didinti, pavyzdžius galim įsivaizduoti, kad ir tokius, jeigu funkcinė būklė iš principo leidžia, gal jie nėra labai tobulai pavaizduoti, bet esmė vis tiek to išlieka. Ir be abejo, kai visą laiką laikysenos korekcija, šiuo atveju raktikaulio sąnariai su laikysena labai susiję, nes su apvalintų pečių laikysena didelis krūvis yra būtent raktikaulio sąnariams. Glenohemoralinis artritas, pavyzdžiui, visada parekomenduosim judesių amplitudės. Jeigu yra aktyvus artritas, tai greičiausiai tik pasyvius judesius ir, sakykime, jau kai tas uždegimas rezorbuojasi, tik tada galim pradėti galvoti apie kažkokį aktyvų judesį, rimtesnį. Ir be abejo, tada eina izometriniai pratimai, kurios dažnai gydytojai pamiršta. Sakykime, jeigu negalima daryti kažkokio judesio, tą raumenį vis tiek galima įtempti ir tokiu būdu mažinti hipotrofiją, hipotrofijos atsiradimą ir tada greitesnis jėgų atgavimas po imobilizacijos ar nejudros laikotarpio, sakykime. Ankštumas, vienareikšmiškai rekomendacijos yra, kad reikia atlikti taip vadinamus Kodmano pasyvius pratimus arba kitus, kuriuos tuo metu, sakykime, indikuotina pacientui atlikti. Ir parišimas rankos yra labai nerekomenduotamas pagal reabilitologų kompetencijų tas naujausias normas. Galimi pratimai, tempimo, jeigu, aišku, judesių amplitudė tą leidžia. Iš palengvintų padėčių dažniausiai, kai yra ankštumas, nes pati struktūra jau pakankamai traumuota ir mes stengiamės dar papildomai jos netraumuoti. Tendinitai ir kalcinatai jau čia darosi įdomiau man asmeniškai. Mes tempimo pratimus dažnai rekomenduojam jau procedūros metu, nes mes žinom, ką būtent procedūros metu padarėme ir katrą raumenį galėtumėm ištempti vien tam, kad mūsų atlikta procedūra būtų efektyvesnė. Tai ką mes atliekam iš fizioterapijos, tai jau smūgio banga, kurią jau taip jau nemažai žmonių ir žino iš tikrųjų Lietuvoje.
Tai Lietuvos daugiausia aparatų yra būtent nefokusuotos radialinės smūgio bangos. Fokusuotų aparatų reabilitologai Lietuvoje tikrai nemačiau, kad turėtų, bet radialinių aparatų tikrai turi nemažai. Problema galbūt yra ta, kad atlikėjų procedūros šiek tiek trūksta. Pavyzdžiui, jeigu žiūrėt smūgio bangos kongresus, kurie vyksta, tai ten nariais gali patapti būtent asociacijos tik gydytojai, nors dalyvauti gali iš principo visi suinteresuoti asmenys. Tai mes sekam Lietuvoje tą pavyzdžių, kad galbūt tą procedūrą vis tik turėtų daryti gydytojai ir kai atlieka sesutės per kaulinius paviršius, kitą kartą tiesiog gali padaryti žalos daugiau negu naudos. Kursai be abejo organizuojami, tikimės procedūros kokybė gerės visoje Lietuvoje. Ką ta smūgio banga gali padaryti, tai skatina audinių regeneraciją, labiausiai tinka iš principo lėtiniams pažeidimams, skatina neovaskuliarizaciją, angiogenezę, sakykime, sausgyslę paveikus smūgio mechaninę būtent banga didelės energijos. Anksčiau buvo manyta, kad galbūt sukelia mikrotraumą, dabar tos mikrotraumos teorijos liktai atsisakoma ir vis tik manoma tiesiog paspartina gyjimo procesus. Taip pat veikia nuskausminančiai, manoma, kad būtent per C išmuša substancijos P ir, sakykime, taip pat miorelaksuojančiai veikia, jeigu mes dirbam su trigeriniais taškais. Skatina kalcinatų rezorpciją, čia taip parašyta. Ir teigiama, kad taip ir yra. Su tais kalcinatais iš tikrųjų įdomi ir su smūgio banga. Smūgio bangos, kaip čia karjera, tos procedūros prasidėjo nuo urologų ir litotripsijos, tai kai perėjo šitą procedūrą į minkštuosius audinius, visi lygiai taip pat su to pačiu užsidegimu, kaip skaldė akmenis, bandė skaldyti ir kalcinatus. Dėja, nepavyko šitos teorijos įrodyti, kad būtent ten kažkas kažkur kažkaip atskyla ar suskyla ir kad tada rezorpcija pagerėja ir tada jau tos teorijos buvo atsisakyta. Ir dabar manoma, kad vis tik kalcinatas tai yra problemos galbūt pasekmė, o ne priežastis ir kad pirmiausia reikėtų kažkur sukoreguoti įtampas, biomechaniką ir tada davus tinkamą impulsą organizmas tikriausiai pats tą kalcinatą rezorbuos, jeigu manys, kad jisai ten nebereikalingas. Dabar lyg ir šitą teoriją bandoma taikyti. Todėl smūgio bangos procedūras, bent jau man asmeniškai, yra labai įdomu atlikti, nes galima taikyti įvairias naujas teorijas, kurios teigia, kad būtent mechaninis virpesys, pavyzdžiui, veikia jungiamąjį audinį, tas vadinamas fascijas, fibroblastus ir atmintis fibroblastų yra pakankama, kad jie prisimintų, kas buvo įvykę. Ir tada, sakykime, taikant grandžių teorijas, atrinkti, kuri grandis būtent yra nefunkcionali ar kuri yra perkrauta, ją atpalaiduoti, o silpną grandį sustiprinti ir tokiu būdu ištaisyti klaidingą judesio stereotipą. Taip pat glaudžiai su tuo siejasi ir trigerinių taškų teorija. Smūgio bangą taip pat labai įdomu atlikti taikint trigerinių taškų teoriją, nes labai gerai jaučiamas, stebimas ar matomas, nežinau kaip tiksliai pasakyti, būtent tas trigerinio taško aktyvumas ir galima sekti būtent trigerinių taškų grandinę, kur yra satelitai, kur yra pagrindinis trigerinis taškas, nes, sakykime, atliekant procedūrą į trigerinį tašką, jeigu jis yra lokalus, jaučia žmogus tik taip po davikliu diskomfortą, skausmą, priklausomai nuo to, kokio lygio įtampa yra, bet būna taip, kad jie jaučia, kaip čia parodyta užtušuotose vietose, kad kažkur kitur, sakykime, aš darau procedūrą šiuo atveju supraspinato srityje, bet sako, man skauda alkūnę. Kitą kartą yra epikondilitą gydom ir sako, kad man kažkodėl tas skausmas kyla į viršų. Aš jaučiu, kur jūs darot, bet kažkaip dar aš jaučiu ir į viršų einantį tą skausmą. Tai galbūt tos problemos vis tik kažkaip susisiekia ir būtent kompleksiškai į tą problemą pasižiūrėjus būtų galima gauti geresnį gydymo efektą. Lazeris, kita procedūra, kurią mūsų klinika tikrai labai pamėgo, tai yra jau lyginant su smūgio banga naujesnė naujovė.
Anksčiau taikyti lazeriai buvo mažo galingumo 3B klasės ir tai reiškia, kad jų galingumas iki 0,5 vato ir skvarba į gylį yra iki 4 mm, poveikis iki centimetro labai nedaug. Atsiradus didelio galingumo lazeriams, 4 klasės galia išaugo, tai reiškia perkopiam tą 0,5 vato šiaip taip. Ir pavyzdžiui, to aparato, kurį aš čia pateikus, tai yra 12 vatų galingumas ir tada atitinkamai poveikio gylis didėja iki 10 cm, nuveikti galima daugiau energijos, galima perduoti daugiau audiniams, atitinkamai poveikį galima gauti greičiau ir didesnį. Tai jeigu su senaisiais, šaltaisiais, taip vadinamais lazeriais buvo teigiama, kad atliekama tik tai fotobiomoduliacija ir buvo diskutuojama, tai kiek ten tos energijos reikia perteikti, kad tie visi metaboliniai procesai prieš uždegiminiai būtų suaktyvuoti, tai dabar jau kažkaip manom, kad tos energijos vis tik mes galim perduoti pakankamai ir tą uždegiminį procesą paveikti. Taip pat pritaikius 4 klasės lazerius atsirado papildomi poveikiai jų, tai yra fotomechaninis ir fototerminis. Fotomechaninio poveikis aiškinamas tuo, kad dabar jau lazeris gali veikti tiesiogiai nuskausminančiai. Jeigu prieš tai veikdavo per antrinius mechanizmus, tai dabar jau lazeris gali tiesiogiai nuskausminti, nes jisai veikia dėl fotomechaninės bangos, odos receptorius, laisvasias galūnėlės, kurie per vartų teoriją, manoma, gali užblokuoti skausmingumą. Taip pat atsiranda fototerminis poveikis ir atitinkamai reikia atsargiai elgtis su procedūra, kad paciento taip labai nenudeginti. Nėra tai buvę, kažkai ar taip ištvertų tas pacientas iki puslės, bet esmė ta, kad žmonės jaučia šilumą procedūros metu, atitinkamai, kaip pasakyti, jie pozityviau galbūt reaguoja į tą procedūrą ir tokiu būdu gaunam dar vieną papildomą poveikį. Ne? Atsiprašau. Šiaip lazeriai absorbuojami melanino, hemoglobino ir vandens, tai iš principo reikia atrinkti labai svarbu lazerio bangos ilgis, tą aišku padaro gamintojai ir tokiu būdu, kad skvarba būtų didesnė ir kad mes gautumėm būtent tą poveikį, kurio norim. Šiaip dažniausiai mes mėgstam lazerius pasirinkti tada, kai turim kažkokio skysčio, turim uždegimą, visokie artritai, sinovitai lazeriui, jeigu tik jie yra kažkur ties pasiekiama zona, labai tinkami, gaunami tikrai geri efektai ir jeigu anksčiau lazeris, sakykime, tik paviršiniam žaizdom gydyti, tikrai matydavom, kad labai gerai veikia, tai dabar jau matom, kad iš tikrųjų ir jeigu ateina su matomai paviršinę paburkusią sausgyslę, patinusią tokią, tai 2-3 procedūros ir jau nebeturim ką studentams parodyti. O tas, mano supratimu, yra pakankamai greitas iš tikrųjų efektas. Atliekami tyrimai, jų nėra daug, bet jie tokie pozityvūs. Ilgalaikio efekto čia rašo galbūt negauta, bet mes suprantam, kad ne lazeris turi būti pagrindinė procedūra, ne mankšta turi būti pagrindinė procedūra, lazeris tik papildo mankštos poveikį šiuo atveju, aš taip suprantu. Tai jeigu norint gauti ilgalaikį efektą, tai būtina koreguoti biomechaniką. Gydymas ultragarsu. Tai tie, kas atlieka diagnostiką, lygiai taip pat atlieka ir fizioterapijos procedūrą, vadinamą ultragarsu. Ir mūsų dažniai yra 1,3 MHz iki 3 vatų į kvadratinį centimetrą. Abejotinas poveikis. Vienais metais išeina tyrimai, kad labai gerai, kitais metais, kad ne taip gerai arba neveikia. Tai tikriausiai priklauso nuo to, kaip ir kada atliekama. Abejotinas poveikis. Fonoforezę taikom, bet jinai su hidrokortizonu irgi neįrodyta, kad veikia geriau negu paprastas ultragarsas. Tai kai reikia pritaikom, bet šiaip turim minti, kad ultragarsas irgi taip klausimas. Elektros rovės, tai jau šičia tikrai įrodyta, kad veikia tiek nuskausminančiai, pašalina ydingą skausmo ratą, jeigu mums to reikia, taip pat galim sukelti raumens atpalaidavimą, jeigu mums to reikia ir lygiai taip pat galim sustiprinti raumenį, padėti tiksliau jį sustiprinti, pagerindami kraujotaką, jeigu mums to reikia.
Šilumos terapiją labai pacientai mėgsta, aš asmeniškai labai mažai randu indikacijų būtent šilumai paskirti, nes dažniausiai vis tiek eina pažeidimai kažkokie su kažkuria prasme uždegiminių komponentų ir man sunku paskirti tą procedūrą. Indikacijos dažniausiai būna kažkokios lėtinės bėdos, kuomet reikia atpalaiduoti kažkokią lėtinę įtampą, bet nėra jokių aktyvių šiuo metu problemų. Krioterapija man kur kas labiau patinkanti procedūra, tačiau reikia žinoti vieną dalyką, kad su krioterapija galima gauti ir termoterapiją, jeigu nemokam su ją elgtis. Tai krioterapija, principe, šaldymas neturėtų tęstis ilgiau kaip 20 minučių, nes po to įsijungia apsauginiai mechanizmai ir vietoj vazokonstrikcijos gaunam vazodilataciją, o tas jau atitinka iš principo šiluminį poveikį, organizmas saugo save nuo nušalimo, todėl jeigu jau paprašėte paciento šaldyti, tai dar būtų labai gerai, kad papasakotumėte jam, kaip tą daryti, kad jisai nemiegotų su ledukais visą naktį, nes tai nėra mediciniškai, mano supratimu, ypatingai naudinga. Geriau būtų šaldymas intervalais. Ir be abejo, tas sumažina uždegimą, patinimą ir atitinkamai skausmą. Jeigu yra labai aktyvus trigeris ir kažkoks labai skausmingas raumuo, tikrai nereikėtų ant jo dėti ledą, nes gausim dvigubai problemą padidėjusią. Nes būtent, kadangi šaltis gali sukelti ne tik vazokonstrikciją, bet ir pačio raumens konstrikciją, tam tikrą tremorą, kaip apsauginę reakciją nuo šalčio, tai mes galim paūminti problemą, reiktų atsargiai tą daryti. Akupunktūra, nesijuokite iš tų pacientų, kurie taiko ją, nes Sveikatos pasaulio organizacija atrinko 28 indikacijas, kada reikėtų taikyti akupunktūrą. Ir pečio problemos, kad ir kokio čia pavadinimų, jos į tai papuolė. Ir tik tai galbūt kas ta akupunktūra. Čia tas paveikslėlis tai labai, jeigu taip galima sakyti, vakarietiška akupunktūra. Tradicinė kinų akupunktūra gali apimti, tiksliau visada apima platesnį požiūrį, ne vien tik tai smėgiam į petį. Ir tas vadinamas dry needlingas, sausos ilgos adatos, šiuo atveju irgi nėra akupunktūra. Ir su tom sausom adatom jau, kaip ir suprantu, nueinantis gydymo metodas, nes yra PubMed straipsnių, kad būtent tas vadinamas sausos adatos dry needlingas, kuomet jos mėgiamos giliai į raumenį, siekiant atpalaiduoti kažkokį tai tašką, yra blogiau negu placebo. Tai pasirodo ir tai būna. Esmė yra ta, kad vadovėliai irgi tie, kur būdavo su dry needlingu ir trigeriniais taškais, jau perleidžiami su trigeriniais taškais be dry needlingo. Tai matyt, tas gydymo metodas nelabai pasiteisino, galbūt ateityje dar jisai parodys, ką gali, bet šiuo metu yra taip. Būtent iš mūsų kompetencijos 14 metų taip rekomenduota buvo taip, kad jeigu žmogus turi peties skausmą, mes jį mokinam teisingai elgtis, keičiam jo veiklos stereotipus, mechanizmus, jeigu jisai sutinka su tuo, taikom fizikinius veiksnius, būtinai pratimus, jeigu gerėja valio, jeigu negerėja, taikom intensyvesnę reabilitacijos programą ir tada, jeigu gerėja gerai, tęsiam programą reabilitacijos arba tiesiog jau, jeigu matom, kad žmogus pasirengęs dirba vienas, jeigu negerėja, tikslinam diagnozę, galvojam, ką daryti su juo rimčiau. Išvados, vien tik pasyvus gydymas nelabai efektyvus, reikia įdėti pastangų ir iš principo galbūt iš tos pusės galima šiek tiek pateisinti reabilitologus, kurie galbūt ne visada gali paskirti tą daugumos nuomonę pakankamą procedūrų kiekį. Vis tik žmogus turi išmokti pratimus, išmokti teisingą judesio stereotipą ir įdėti savo pastangų, o mes turim jį išmokyti. Tai galbūt kitą kartą ne procedūros kiekyje yra esmė, bet būtent žmogaus pačiame suvokime, ką jis turi daryti, kad jo būklė pagerėtų. Ir kadangi evoliucija yra kokia yra, aš manau, darbo tikrai mes nepritrūksim. Nes žinau, kaip būna su ta mankšta nuo pirmadienio, kurio nežinau, bet pradėsiu. Ačiū.
kurioj vietoj savo šito algoritmo paskutinis, kur buvo parodys, jūs matote ultragarsinį tyrimą? Sako, čia pradžioje jau tą turėtumėm bandyti atlikinėti, ar tai, kai jau yra neefektyvus? Esmė yra ta, kad jeigu mes žinom, kur tiksliai taikyti procedūrą, mes visada gausime efektyvesnį gydymą. Tai geriau būtų mums žinoti, kur paskirti procedūrą, tada mums nereikia bendrinių procedūrų ir laukti, kol lokalizuosim tikslę problemą. Tai mums visada smagiau žinoti, ką gydom, negu kad, skauda. Ačiū. Iš tikrųjų noriu palaikyti daktaro klausimą ir praktiškai aktualu mums kalbėti su reabilitologais ir tiek su ortopedais, nes dažnai vyksta taip, kad pakliūna pas jūs pacientas ir kažką gydome, o paskui ateina diagnozuoti, reiškia. Tai būna ir taip. Mano akimis čia yra problema dažna, kad šeimos gydytojai pirmiausia gal pro diagnostinę grandį turėtų prasiųsti ar ortopedas, ar garso specialistas, o po to pas reabilitologas. Bet praktikoje mes dažnai sakome, ir aptarėme, kad ateikite, pašildysim kabutėse, kažką padarysim. Aš tik pakartosiu tą patį atsakymą iš principo. Man visada smagiau žinoti, ką aš gydau, bet jeigu ateina žmogus ir be diagnozės, tai mes galim funkciškai jį apsižiūrėti, pažiūrėti mechanizmus, kaip jisai atlieka savo judesius, išsipalpuoti, kad tie raumenys yra įtempti ir jeigu jam to užtenka, tai valio. Bet aš tikrai norėčiau žinoti, ką aš gydau, man tas tikrai padėtų darbe. Ar tensas prie degeneracinių peties veikia? Veikia, klausimas tik tai, ką jūs norite paveikti. Kitko nepaveiksi? Esmė ta, kad tensas veikia per dvi teorijas. Tai yra endorfinų ir taip vadinama vartų kontrolės teorija. Tai jeigu mes paskiriam žemus dažnius per endorfinus, manom, kad išlieka poveikis ilgiau, nuskausminimas gali išlikti ilgiau. Jeigu mes bandom veikti per vartų teoriją, tai mes tikime sulaužyti kažkokį ydingą ratą, kur yra įtampa, skausmas, dėl skausmo įtampa ir tada vėl papildomai skausmas. Tai tada vėl mes gaunam ilgesnį poveikį. Ar tai išspręs problemą artrozės, tai ne. Degeneracinių neįspręs nei vienas iš tų, nebent tempimo pratimai. Degeneraciniai, tai čia dar, žinokit, priklauso nuo sąnario, jeigu yra artrozė, pavyzdžiui. Ką? Taip, aš suprantu, bet šiuo atveju galbūt norėtųsi tada paminėti kitą sąnarį kaip klubo sąnarys, kur dažnai artrozė vystosi dėl per didelės raumenų įtampos, bet jie gal tas mažiau aktualu, bet atpalaidavus raumenis, sąnarinis tarpas įgauna daugiau laisvės ir tada artrozė vystosi mažiau, tai tas taip, pratimai padeda. Plius yra tyrimo atsiradę, kad lazeris dabar didelio galingumo gali paskatinti kremzlės atsigavimą, bet čia tik tyrimai kol kas. Ar yra prasmės, ar reikėtų palaukti, pavyzdžiui, po kortikosteroidų injekcijos iki fizioterapinių procedūrų? Čia labai mankštų. Ar mankštų, ar fizioterapinių procedūrų po kortikosteroidų injekcijos? Yra kažkoks intervalas, kad reikėtų luktelėti, ar galim iš karto įsivaizduoti? Man visada smagiau, sakykime, jeigu skirti fizioterapijos procedūras ir jeigu, pavyzdžiui, nuo patologijos iš tikrųjų priklauso. Toj pačioj srityje, kur buvo atlikta būtent injekcija, tai mes stengiamės išlaukti bent jau kelias savaitės, tai tikrai. Bet galim skirti, sakykime, jeigu matom, kad yra tikslas aplinkui, sakykime, raumenį atpalaiduoti ar ten skausmą pablokuoti, bet toj srityje, kur buvo injekcija, tai stengiamės netaikyti procedūrų būtent lokaliai, jeigu čia į petį buvo leista, tai būtent tos peties vietoje netaikyti. Mankštas, tai sakykime, aš manau, kad žmogus bet kuriuo atveju turėtų pradėti daryti, nes vis tiek atliekama injekcija, manykim, kad sumažinamas simptomas ir tą langą galbūt reikėtų išnaudoti būtent atstatyti biomechaniką, kadangi nėra to skausminio judesių modelio ir jisai yra šiek tiek teisingesnis būtent po injekcijos, tai tą langą tikriausiai neskausmingą reikėtų išnaudoti mankštai. Jūsų požiūris į teipavimą pečiui? Labai teigiamas.
Iš tikrųjų, būtent tas teipas gali duoti nedidelę papildomą informaciją, kad būtent priminti tai struktūrai, kad jinai turėjo judėti šiek tiek kita kryptimi, negu kad jinai dabar išmoko dėl skausmo ar kitos problemos judėti. Aš manau, teipai šiuo atveju tikrai vertingi, nors, sakykime, labai rimtų kažkokių studijų kol kas dar nėra, bet jos atsiranda. Dar noriu paklausti, apie užšaldytą petį susiduria. Nu, tenka. Pavyksta per mankštinčios. Per 18 mėnesių visada dažniausiai. Dabar ar tą pavyksta anksčiau padaryti? Kaip kada? Mūsų kineziterapeutai labai mėgsta manualinės tam tikras manipulacijas, dėja, kurios kartais turi netgi komplikacijų su hematomom susijusių. Kartais pavyksta. Nes yra tokia procedūra, kaip intraveniškai atliekamos redresacijos gali būti. Oi, atsiprašau, kadangi aš jau dabar su antrų petim išaldyta. Tai jau tikrai noriu pasakyti, kaip daktarė sakė, kad net ir negydomas jis praeina per 18 mėnesių. Kantrybės negydyti nėra. Tiesiog gydai, vengi to patologinio judesio, bendrauju su kolegomis reabilitologais, bet dėl redresacijos metu man buvo pasiūlyta redresuoti petį, kapsulė suplyšta. Kai suauga po to. Bet yra jau rantas. Jeigu jūs galvojate, tai darykite. Ačiū labai. Ačiū Jums. Daktarei Dovilei ir visus kviečiu pietų. Po pietų tikiuosi visi vėl susirinkę.